Tai aš tikrai labai norėčiau pasidžiaugti valdančiąją koaliciją Socialdemokratai, Nemuno aušra ir Valstiečiais krikščioniškų šeimų sąjunga, kad mūsų dėka mes turėjome progą šiandieną vakare parodyti, kad opozicija, mes negalime sakyti, kad parodė kaip asilas, nes asilas labai protingas yra gyvūnas. Ir aš dabar galvoju, kodėl asilas šiandien taip parūpo Remigijui. Ir tada mintim aš nusikeliu 4 metus atgal. Ir vat prie to šoninio mikrofono vienas Seimo narys, nesakysiu kuris, ištarė tos magiškus žodžius, į kuriuos mes vis dar šiandien gerai prisimenam. Uždaryk burną, asilę. Pasirodo, net ir po 4 metų, tai jau yra likę Remigijaus atminty. Ir suprantu, kad tai jo ir dabar tapatybės dalis. Savirealizacijos galimybė. Tas asilas jam toks svarbus dabar, kad jis šiandien jį pakėlė į protingiausių gyvūnų sąrašą.